Taigi, sveiki visi, šiandien jums parodysiu, kaip išsilaikyti teisės. Tai va žodžio. Išsilaikom teoriją, ten yra 10 klausimų. Aš išsilaikęs. Na, o dabar einame iš pastato. Atleisk, kad jums galbūt lagina, nes man irgi lagina, nes kompas nėra per geriausias. Aišku, aš va jau čia įsilaikęs teisės, tai va, galime imti, aš va motociklą neįsilaikęs, taip. Taigi va, galiu nusimažinti dar garsus darbala. Tai va, važiuojame ir be to reikia įsijungti autopilotų. Jeigu tokių prašymų nedarysit, tai būsit baudžiami Libanu arba paprastu banu. Bet ne IP, aišku. Už IP neduodu. Ir dabar jau nieko nebedalinsiu, jeigu ką, XP nebent tik tai. Tai ir dabar prižiūrėtojus rinksiu. Tai va. Jeigu matote, kad išsilaikiau mašinos teisės, tai man filmavau pirmą video, bet man tasai nepaėjo. Tai va. Leiskit, kad tyliu, neturiu labai ką sakyti, tiesiog va, laikausi teisės. Ir va taip va reikės kiekvieną kartą su visom mašinom. Neatimsiu, aišku, visiems tų teisių, kurie dabar žaidžia, bet tiesiog dabar nuo šiol nebedalinsiu ir ignoruosiu jūsų prašymus dėl teisių, dėl ginklų licenzijos ir viską turėsit patys įsigyti. Nes man jau atsibosta dalinti ir per šitos dalinimus mes prarandam žaidėjus. Tai va. Laikomės. Ir be to draudžiu laikytis laikymasi teisės, važiuoti į garažą, susitvarkyti mašinos. Štai grasiai irgi banas arba Libanas 7 dienom. Bet nesakau, kad iš karto baninsiu, galbūt dar pasigailėsiu, jeigu būsite kokie senbuviai pas mane nuo rugpjūčio 24. Ai, ne nuo rugpjūčio 24. Ai, jo, nuo rugpjūčio 24 neišau su kitų serverių. Tai va žodžiu. Išsilaikėme teisės su 100% būklės ir va, gavome A kategorijos C vairavimo teisės. Na va, ir man telieka dabar išsilaikyti fūros, bet aš nelaikysiu. Tai va, reikės su tokiais va transporto priemonėm laikytis teisės. Ačiū, kad žiūrėjot ir atsisveikinu. Čia buvo Rokas Pro Drifter ir iki.